Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laidą. Dabar eteryje kalbuosi su atlikėja Jolanta Kriaučiūnienė. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną ir jums, ir klausytojams, ir mano dainų gerbėjams, kurie dabar šiuo metu klausosi ir kurie klausysis dar po to, su didžiausiais linkėjimais. O, kaip smagu girdėti tokį žvalų, linksmą balsą. Tai visų pirma, aš norėjau paklausti štai tokio klausimo. Balsą tikrai turit gražų, galiu pasakyti. Tai kaip ten viskas buvo, kad pradėjo dainuoti ir kada tai buvo? Tai apie tą pačią pradžią. Apie pačią pradžią, ką galiu pasakyti? Tikriausiai taip, kaip ir dauguma, jau matyti iš vaikystės atsineša tą norą, tą tokį kaip ir gebėjimą dainavimui. Ir matyti taip, mokyklose, popietės renginukai, su draugiam žaidimai, ten beždžioniukų diskotekos ir žvaigždžių valanda ir įrašai kasetėse. Žodžiu, tu daina per gyvenimą. Tai jau nuo vaikystės tiesiog buvo galbūt ir tokia svajonė dainuoti, ar ne? Ir kažkur plačiau, kaip sakoma, pakilti, ar ne, sudalyvauti. Ir kokia ta buvo tokia pradžia, kur galbūt jau toks rimtesnis buvo sugrojimas, padainavimas ir panašiai. Apie tai gal plačiau, kaip viskas vyko. Na, neslėpsiu, pradžia buvo nuo kaip ir privačių renginių, švenčių, tai vestuvės ir kiti dalykai, kur tam reikėdavo pasiruošti, surepetuoti ir kad galėtum važiuoti ir dainuoti dainas. Taip, o po to, kai jau šiek tiek tos patirties tokios drąsos įgijau, sugalvojau, kad reikia kurti savo dainą, kad kodėl aš turiu dainuoti kitų, jeigu aš ir savo galiu pristatyti ir palikti, galbūt kažkam tai yra savęs dalelė mano dainuose. Ir po to projektai, ir po žingsnelį, po laiptelį ir jau iki šios dienos. Tai dabar jau kūrėte pati, ar ne? Taip. Ir kas įkvepia kurti? Kaip ta kūryba vyksta, nes tenka bendrauti su tikrai nemažai atlikėjų ir visiems labai skirtingai. Kaip jums, sakykit, kas įkvepia? Mane įkvepia, žinokit, draugų patirtis, tai ką matau, išjaučiu, bendraujant su žmonėm, nes tikrai yra tokių istorijų, kur atrodo taip jautriai galima jas žiūrėti. Gal net nežinau, mano klausytojai yra pastebėję, kad tokios iškeli gyvenimiškos mano dainos pasitikrintos, realios, sakyčiau. Nežinau, gal kitą nuomonę turi, bet aš tai stengiuosi, kad tai, kai pritrūksta minčių, tada skaitau knygą. Iš ten irgi tokių, irgi pasisemiu minčių, ką galėčiau žodžių įvairovę pritaikyti, kad nesikartoti. O kūryba labiau vyksta, sekasi naktį ar dieną? Galbūt ne dieną, ne rytą, vakare. Vakare taip jau, į naktį turbūt, ar ne? Taip, nes dauguma kažkaip taip sako. Turbūt tada kažkaip mintis geriausiai dėliojasi, nes ramu, tylu. Jo, ir tada kitą kartą yra taip, kad jau jaučiu, kad kažkas jau gimsta. Tada norisi atsitraukti nuo žmonių, nuo kažkokių tai garsų, užsidaryti, nes užsirakinti, kad dabar jau man bus. Taip, o šiaip yra kažkokie vykstantis koncertai galbūt šiuo metu, kur galima būtų jūs išvysti, sutikti, pasiklausyti? Kadangi šiandien lapkričio 25, tai 27 dieną turėsiu Varniuose, Žemaityje, vestuvinių muzikantų koncertas ir esu pakviesta tenais taip pat savo kelių dainų atlikimui. Po to 29 dieną važiuosiu į savo gimtą Šeduvą pas klasiokę į kavinę. Ir ten pradėsim šventinį
švenčių atsidarimo tokį kaip maratoną, turbūt po mano pasirodymo. Ir aš manau, kas jau tikrai norėtų apsilankyti koncertuose, kas vyks toliau, pavyzdžiui, galėtų žmonės jūs pasiekti ir sužinoti, ar ne, turbūt socialiniuose tinkluose. Taip, ir Facebook'e, ir Instagram'e. Taip, čia kol kas apie tai YouTube kanale yra mano kūryba. Taip. O klausot kitų atlikėjų, užsienio ar lietuvių, ką mėgstat, pavyzdžiui? Taip, klausau, žinokit, kai tenka dainuoti tik savo programą, tai taip, dainuoju savo, o kad tikrai pasiilgstu kitų atlikėjų, kurios galėčiau privačiose šventėse irgi dainas perdainuoti, tai populiarias dainas. Žinomas, mėgstamas ir aišku ir iš ankstesnių laikų, kad ir liaudies dainas, žinokit, visai patinka tas momentas, kada galėčiau jas dainuoti. Ir jeigu išstiliau, tai labai patinka country. Country muzika. Supratau. O jeigu paklausčiau, tas muzika, tai yra tas vienas iš tokių, kaip sakyti, šiuo metu pragyvenimo šaltinių svarbiausių, ar turi dar kitų veiklų? Sakyčiau, kad muzika yra mano gyvenimo šaltinis, o pragyvenimui dar dirbu mokyklose su mokiniais, tarp jaunų žmonių. Tai čia irgi su muzika turbūt susiję, ar ne? O ir ne. Ne? Aha. Sakau, gal kokia muzikos mokytoja esat, ne? Studijuoju Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos muzikos pedagogikoje, tačiau mane iš muzikos tam tikrais laikais atėmė sportas fizinis ugdymas. Tai teko 12 klasių baigus išvažiuoti į Kauną ir mokintis kūno kultūros mokytojo profesijos. O tai čia irgi mėgstama veikla, ar čia tiesiog jau toks kaip ir darbas gaunasi? Ne tik kad hobi. Taip, visi norim būti sveiki. Taip. Aktyvus. Tai čia toks kaip pas mane, kaip sako, turėk mėgstamą darbą ir niekada tau nereikės dirbti. Taip, tai toks tikrai labai geras posakis. Jo, ir tuo pačiu dar, čia, kadangi Mažeikiai pas mus, tai dirbu Mažeikių politechnikos mokykloje, renginių organizavimo mokytoja. Aha, tai žodžiu, veiklų tikrai turit pakankamai daug. Taip. Turime, o muzika tai man kaip atgyva. Puiku, o tada truputėlį pakalbėkime apie jūsų laisvalaikį, pavyzdžiui, kai jau ateina, tarkim, atostogų metas. Vis tiek, aš manau, kad taip jau būna, ar ne, kai jau nori tiesiog nuo visko atsikvėpti. Ir kaip leidžiate tada laisvalaikį, kokios jūsų galbūt mėgstamiausios atostogos ir panašiai? Aš žinau, kad pas mane atostogos taip pat yra aktyvios, nes aš nežinau, matyt, toks žmogus esu sukurtas, kad man būti vienoj vietoj ir kažkaip nieko taip negalėtumėt, pavyzdžiui, gulėti prie baseino ar ne ir nieko neveikti? Taip galėčiau. Aš galvojau, galbūt esate tokia aktyvi, kad nepatinka jums tas toks pasyvus poilsis, o reikia kažkokio labai aktyvaus. Bet galėtumėte. Kai grįžau tik tai prieš porą dienų iš Saulėto Kipro, tai tikrai ten buvo verta ir grįžom įkvėptos pozityvo ir naujiems darbams tikrai tokio noro ir energijos. Taip. O sakykit, metų laikas, koks jūsų mėgstamiausias? Sakot, buvot kur šilta, galbūt šiltieji tie metų laikai, ar patinka ir žiema? Patinka visi metų laikai, kaip pavasarį labai viskas atgyja, žaliuoja, tai tikrai labai jau toks irgi energijos padaugėja. Vasarį, žinoma, tai kaip ir atostogų metas, kad nereikia anksti keltis. Ruduo, gal rudenį tai nebent dėl spalvų vertinčiau, o žiemą reikia tik šiltai apsirengti. Visur tinka. Tik reikia prisitaikyti mokėti. O kokį turit, pavyzdžiui, mėgstamą patiekalą galbūt? Visi žuvies produktai, jūros gėrybės. Aha, o nemėgstamo gal turit kažką? Ko tiesiog negalit pakęsti? Jeigu būtų
Jeigu būtų plovas, aš jo neimčiau, jeigu dar kitų maisto produktų, maisto patiekalų. Tai gal plovą išskirčiau. Daug kas kažkaip sako, ko paklausiu, tai saldi sriuba. Nemėgstama. Nieko baisaus, ar ne? Kaip kompotas. Taip, supratau. O kavą ar arbatą renkatės? Priklauso dažniau, pavyzdžiui. Laiko, gal kavą, jau šiandien vieną kartą gėriau kavą. Vakare jau gal negerčiau. Aha, trukdytų miegui turbūt, ar ne? Jau nebereikės. Supratau. O jeigu reiktų įvardinti, kalbėjom ir apie atostogos, apie muziką, tai 3 gyvenimo malonumai, kokie būtų? Kažkas tai adrenalinas. Aha. Mėgstu aukštį, mėgstu kažkur kur greitai, kažkas azartas toksai, sakyčiau. Mėgstu suptis, yra prie Mažeikių labai toks ąžuolas, tai kiekvienais metais tos kalnų nusileidžiu ir vėl grįžtu. Iš tikrųjų, labai įdomu. Paskui, kas galėtų būti, aišku, atostogos, keliavimas po naujas šalis, kur dar netekę būti. Žinau, džiaugsmingi susitikimai su žmonėm, kuriuos... Tai čia jau net daugiau negu 3 išvardinot, labai gerai. Taip, tai aišku, kad ir turbūt didžiausias tas malonumas, tai be jokios abejonės muzika, ar ne? Taip. Taip, ir čia tokį labai gražų laišką parašėt mums, atsiuntėt ir naują kūrinį, tai aš norėčiau, kad dabar apie šitą dainą naują jūs pat ir papasakotumėt ir ją pristatytumėt visiems tavo balso klausytojams. Gerai. Dabar tai, kas jau kai kam visi pasakoju, tai kaip prasidėjo šitą dainą. Pirmiausiai nuo vietos, kur norėčiau įgyvendinti būsimą dainą. Taip sakykim. Tai yra Vilnius, Požeminė upė. Tai man labai tokį padarė įspūdį ta vieta. Ir tada pasakiau apie tai režisieriui. Jisai pradėjo galvoti, ką ten galima būtų tokioj vietoj iškurti, kad tai būtų įtrauku galbūt žiūrovui ir šiaip minčiai įgyvendinti. Tai tada jisai man pasiūlė scenarijų. Scenarijaus pagrindinis mano vaidmuo būtų kaip Sizifas. Kad kai kartais ir žinom, kad dirbam beprasmiškus darbus, kad žinom, kad tai gali ir nepavykti, bet vis tiek mes turim tą troškimą eiti, bandyti ir dar kartoti. Tai šitą buvo tokia tema. Tada ką reikia galvoti tekstą. Mano jau eilė. Tai kągi, paliestas, tas dainos tekstas paliestas yra visuomeninės aplinkos, draugų, pažįstamų, aišku, savo išgyvenimų. Ir ką reiškia būti vienam. Tai arba vienišam. Čia nebūtinai apie mane, bet iš draugų rato. Ir supranti, kad eini dirbi, stengies ir kai viskas nurimta, tada jau supranti, kad neturi grįžęs namuose, kas tavęs laukia, kam gali pasisakyti, kad tokia diena buvo, galbūt pasidžiaugti, galbūt pasiguosti. Supranti, kad šiek tiek nėra taip, kaip turėtų būti. Ir gimė toks tekstas, kuris yra dainoj. Dar noriu paminėti, kad kūriau pirmą posmą, antrą, galbūt kažkaip tą priedainį reikėtų supozityvinti dainą, kad nebūtų vien liūdna. Tai išgerk su manim arbatos, kaip tik atvažiavusi buvo pusseserė, sako, žiūrėk tokios mintis, čia jau jos yra mintis, tai galvoju, visai gerai čia įtiks man į tarptų mano posmams. Ir turėjau tekstą. Šis tekstas yra prieš 2 metus gimęs. Tai ieškojau studijos. Viena studija kažkaip nerado muzikos mano tam tekstai. Sakiau, kad nebūtų tai gedulas, kad būtų kažkas tokio, kad kabintų.
Nu ir tai kitoj studijai tada su. Gal galiu paminėti prodiuserį? Tai žinoma. Aha, tai Šiauliuose Eligijus Žilinskas. Tai jisai nusinčiau tekstą ir sako, gerai, bandom. Ir ilgai netrukus jisai man atsiuntė pavyzdį. Turim dainą, reikia įrašų. Tai susitikom, įrašėm. Ir ką, tada vėl pas režisierių, pas video operatorių. Reikia mums ir dabar įgyvendinti. Klipe padeda man labai gražiai įgyvendinti visos dainos ir režisieriaus idėją Mažeikių choreografijos mokyklos solo šokėjos. Nežinau, ar matyt vaizdo klipą. Taip, tai iš tikrųjų labai jau išsamei papasakojot apie šitą dainą. Ir belieka dabar jau ir pasiklausyti, ar ne? Taip, tikriausiai. Taip, belieka ir pasiklausyti šios dainos, aš jums noriu palinkėti ir toliau sėkmės kūryboje, daug gerbėjų, daug koncertų ir ačiū labai jums už pokalbį. Ačiū labai ir linkėjimai visiems, kurie pažįsta, kurie girdi. Sėkmės, gražių ateinančių švenčių. Jums taip pat. Iki kitų kartų. Ačiū, laimingai. Iki. Laimingai. Iki. Jolanta Kriaučiūnienė ir Troškimas dabar per tavo balsą. Naujiena. Grįžti į namus, kur nieks tavęs nelaukia. Ir puikiai žinai, nieks nepareiks. Per dieną minioj slėpiesi tu po kaukę. Bandai suvaidinti, kad viskas gerai. Išgerk su manim arbatos, nesvarbu, kad dangui pilnatis. Tavo rankų guodžiančių širdį ilgiuosi išties. Ir vėl ilgios naktį tavęs sapnuose tu arti, kaip slaptas troškimas. Tyla man pasako, tu mano, o aš tavo amžinai. Gyvenimas toks, čia turi ir jau neliko. Prie ko prisiglaust ir pasiguost. Jautiesi savy, lyg suklupęs artistas. Bet kelkis pirmyn, negali pasiduot. Išgerk su manim arbatos, nesvarbu, kad dangui pilnatis. Tavo rankų guodžiančių širdį ilgiuosi išties. Ir vėl ilgios naktį tavęs sapnuose tu arti, kaip slaptas troškimas. Tyla man pasako, tu mano, o aš tavo. Ir vėl ilgios naktį tavęs sapnuose tu arti, kaip slaptas troškimas. Tyla man pasako, tu mano, o aš tavo. Ir vėl ilgios naktį tavęs sapnuose tu arti, kaip slaptas troškimas. Tyla man pasako, tu mano, o aš tavo. Ir vėl ilgios naktį tavęs sapnuose tu arti, kaip slaptas troškimas. Tyla man pasako, tu mano, o aš tavo amžinai.
tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.